Oh, fuck yeah. Man dar šlapia žolė. Sorry, esu krūvikės pozoj. Dar šlapia žolė. Keistai atrodo, keistai ir jaučiuosi. Šiandien yra antra Velykų diena. Ir jau visiškai nebetviriu savyje. Šiek tiek prasirgau, nes norėjau vaisius paleisti ant Velykų. Šventos dienos, sekmadienis, čia yra tobuliausias laikas fantazijos vaisiams. Plius Jėzaus atgimimas, come on. Hey, Scott! Jėzus seni. Bet dėja, ir apsirgau, ir materialus. Nelabai man patiko. Čia, kur dabar sėdžiu, vis susitikdavau su 2 gervėm pavasariais. Ir dabar šitoje vietoje nebuvau kokius 2-3 metus. Paskutinį kartą čia buvau toje serijoje, kur atsitiko avarija. Kas nematėt, pažiūrėkit. Tokia traumuojanti šiek tiek serija gavosi. Bet traumuojantis ir įvykis iš tiesų buvo. Visur šlapia dar. Šviežias pavasaris. Labai praradau ryšį su gamta ir labai noriu jį susigrąžinti. Nes kiekvieną kartą, kai esi gamtoje ir grįžti iš jos, aš netveriu savyje, aš noriu daryti dalykus, kuriuos noriu iš tiesų daryti. Ir visiškai neberūpi tie visi atmazai, kad neturiu laiko, nėra babkių. Galų gale viskas kažkaip išsisprendžia ir imi ir tiesiog darai. Tai jo, kažkaip turiu ir biškį su kontentu dalykų susijusių, nes labai apleidau skaitimą knygų, noriu grįžti prie skaitimo. Tai kažkada bandžiau daryti knygų klubą, tai aš manau, kad aš jį pratęsiu kiek kitų pavydalų, kuris visai įdomus. Ir pagalvojau, kad padarysiu atskirą projektą tiesiog mūzoms. Nes man patinka diginti tiesiog įkvėpimo dalykus. Ir kažkaip labai daug žmonių turi gražių istorijų apie būtent tas mūzas. Tai pabandysiu ir jas pertikti kiek įmanoma įdomiau. Labas. Labas naktis ilgėja. Jo, o šiaip šiuo metu gyvenime esu visiškai šūdų duobėj. Yra mano tamsiausias ir blogiausias laikotarpis, kokiam kada nors esu buvęs. Absoliučiai iš visų įmanomų sričių. Bet šiandien kažkaip dėjau pirmą žingsnį iš tos visos depresijos ir jaučiuosi geriau. Ir tas 1% geresnės savijautos labai padeda. Tai jo, nebūkit užsidarę savychėm. Dabar varau dar pasivaikščiot po gamtelę. Šiandien reikia grįžti į Kauną. Ir varysim į studiją pagrot. Ir reikia mažiau kalbėti, iš tikrųjų daugiau daryti, bet fantazijos vaisiai ne tik apie darbus, bet labiau ir apie savirišką. Žodžiai yra, manau, dalis saviriškos. Tai let's go! Okei, dar įlysim į kokį miškiuką biškį. Sustojau prie miško, kur buvau čia per daug kartų, kad man dar būtų įdomu čia vaikščiot. Nors labai gražus miškas. Gal nueisiu į kitą pusę, gal bus visai įdomu. Ir prie to pačio parinksiu gėlyčių savo moterims. Ir išgersiu sveikiausią pasaulio gazuotą gėrimą. Nesakysiu kokį, nes nenusipelnė. Labai gražus garsų kombo. Genys, žvirbliukai ir fone traktorius. Mane užpisa miške jausti bent 1% žmonijos. Nice! Jep, 2 gervės. Blema, prasilenkiam. Aš ten filminau, kai kalbėjau. Ir dabar kiek pajudėjau ir jos parskrenda 100%. Arba geriau Ramunė. Šiaip yra karšta. Gal daro 38 temperatūrą kažką. Jau turiu koitą plokštelę iš čia gėlių. Na gerai, užteks. Tegul pasidžiaugia ir gyvūnai, ir kiti žmonės. Ir jo, vaibelis pas mane pakurtas ant tiek, kad net su country muzonu šiandien.
šiaip neįprastai daug country klausau. Pradėjau prasigroti savo seną gerą dainušką vasarą. Tai visai norėčiau rašyti šią padoriai, nes tada, kai rekinau, kažkaip tikrai nelabai ką mokėjau, buvo eksperimentas ir gerai, kad nepaleidau Spotify'ų tą mėšlą. Ilgą laiką jos gėdėjaus, norėjau išprivatint. Bet dabar man nepatinka, šiandien nesididžiuoju, bet legit galėčiau atlikti gyvai ir dėl to jaustis gerai, nes visai pertiko emociją, kurią norėjau perteikti ir tiesiog, man atrodo, hitino mano nepasitikėjimas savim ir neradimas, kur jo pasikrauti. Fantazijos vaisiai yra labai geri vaistai tam. Kas čia vyksta? Šiandien Žalgirio arena. Turėsim stadioną didelį Vilniuje, grupę Baten Gros, jeigu žinoma dar bus gyvi. Meldai. Savo muzikiniam gyvenimą, bent jau koncertiniam gyvenimą šį pavasarį, nes tokių koncertų tai... Duok bačkį kontribistą man. Atleis labai gerbamasis Ilyn, bet biškai aš staudą šiandien dabar padarysiu, ačiū. Ilga diena šiandien laukia. Dabar visą dėmesį ir laiką skiriu Gelmo albumo miksinimui. Visai gerai sekasi, jau visai daug pasidariau. Tai dabar yra 8:30 ryto ir atsigeriu kavos, kokius 8 puodelius ir varau miksuoti toliau Gelmo į studiją. Ir Melda stoja numes kamerą be abejo. Su 8 valandą varom paklausyti Ba į Žalgirio areną. Gan senai girdėti ir tradicija tampantis koncertas šitame mano vloge. Kažkaip dažniausiai nufilmuoju būtent Ba konsus arba kažką, ką labai myliu iš lietuviškos roko scenos. Ne kartą esu sakęs, kad mane įkvepia kitų grupių koncertai. Tai paremkit ne tik mylimus ir populiarius, bet ir jaunus. O gal geriau tiesiog einam padirbėti. Ir vakare pasitūsinsiu. Meldai. Kas yra nice, tai kad jaučiasi, jog sausis jau kaip ir pragyventas, nes blin, vėl jaučiu visą sausį, gal kokius 2 kartus spėjau saulę pamatyti. Kas skamba tragiškai, bet kažkaip, man atrodo, mes lietuviai pratę prie šito mėšlo. Dabar yra šiltų striukių ir akinių nuo saulės sezonas. Nu va, kol važiavom, pasidžiaugiam 10 minučių saulę per automobilio stiklą. Galim lysti rūsį likusiam pusdieniui. Nu klasika, atsikėliau anksti, kad ir nemiegojęs, bet į Stutkę vis tiek atvariau 12 valandą. Jo, reikia dar kavos. Dar sakiau, parodysiu prikolą, tai prieš porą metų kažkurioje serijoje pasakojau, kaip susipiso diskas išorinis, kuriame buvo labai daug mano visokiausių ten, žodžiu, ir kūrybinių darbų, ir asmeninių, ir nuotraukų, ir video. Tai iš esmės abu HDD daro taip ir iš esmės nebeveikia. Tai ahujenai, jis yra iš tikrųjų. Šitam hardai yra visos fantazijos vaisių serijos ir dar ateities medžiagų čia yra kokiom 8 serijom, kur filmuoju, kai pradedu kūrinį ir norėsiu visą tai parodyti, kai jau turėsiu tą kūrinį, tai ta visa medžiaga, blemba, aš nežinau, čia 3 metų filmavimas yra šitam. Kurį laiką nemiegojau. Tai gal aš nesibrausiu ten prie tų visų energingų paauglių. Aš noriu pasakyti, kad groja šitą dainą ir nėra mošų. Ir nesistumdysiu šiandien. Fuck yeah. Labai keista, kai džiaugiuosi tuo, ką padariau. Nes dažniausiai būna, ai, pizdų tiks. Visai patinka, kas vyksta. Ir matosi pabaiga po truputį.
Bet aš dar turiu tokį dalyką, kiekvieną dieną baigęs mikso darbus, įsikeliu jos į telefą, ten eidamas ar važiuodamas paklausau per ausines, tada grįžtu namo, pasijungiu per kolonėlę, žodžiu, pasijungiu per visur, kur įmanoma klausyti muzikos. Ir jei yra viena kažkokia esminė bėda, tai ta bėda jausis ant visų įrenginių. Tai kitą dieną grįžęs ją patvarkau, kad skambėtų ir per monikus, ir per visur kitur. Visai gera nuotaika, kad taip produktyviai šiandien čia pavyko apsisukti. Tai 5 valandą varom pas draugą, dar šiek tiek pahenginsim. Iki konso porą valandų ir judėsim į bar. Kur buvo užkasta šviesų žmogaus iš naujo. Atsiprašau už šitą šou. Šiaip ne taip pakūrėm. Pikti paaugliai ir aš. Taip supratom pašikai. Nu šiaip ne taip atlaikytas koncas. Oh my god. Kas mažiukai? Pizda. Blemba, šiaip tai smagu buvo. Ir pats vakaras smagus, ir kompanija smagi. Ir šiaip kažkaip man labai smagu, kad lietuviškas rokas ima ir Žalgirio areną. Jo, 2 alaus vakar buvo išgerta per daug ir nereikėjo grįžus dar pasidaryti vyną. Šiandien yra kovo 1 ir vos atėjo pavasaris, iškart pasitiko šiluma, saulė ir kažkaip nors visai pavargęs ir ligotas šiek tiek jaučiuosi, bet tai nesustabdė nuo išvažiavimo iš Kauno ir šiek tiek prasiblaškymo gamtoj. Veiklioji, piktoji ir ta tokia velniuko mano vidinė pusė yra labai patenkinta. Geroji pusė sėdi moralkėse. Ramioji ir taikioji pusė iš vis yra kažkur pakasta po žemę. Lemba, reikia labai kažkaip nuraminti visą gyvenimą, nes jau per didelis chaosas ir jau per nelik ilgą laiką jis trunka. Užpiso, noriu pailsėti, visiškai neskyriau laiko savo, jaučiu 1,5 metų, jeigu ne metus. Gamtoj nebuvau, taip pat jaučiu kokį 1,5 metų. Labai reikia pasivaikščioti, labai reikia laiko savo, apmąstyti viską, išspręsti viską ir biškelį grįžti į geresnę rutiną, nes jeigu taip ir toliau, tai ilgai netempsiu. Lemba, šį rytą tiek kavos prigėriau, kad dabar tiesiog anxieties ir tokia manija yra apėmusi.
tai savi kaip vėl užvežiamas taškas. Kurias duris pasieks beviltiškas paštas. Last night I hit a dancer, came dancing through my door. Iš tavęs išėjo Ana Rusė Lindo, laisvės susigrąžinau. Ir biškelį grįžti į geresnę rutiną, nes jeigu taip ir toliau, tai tikrai netempsiu. Atvariau pagaliau studiją po savaitgalio pasivaikščiojimo ir tokio biškį poilsio nuo visko. Ir prisėdau prie pianino, grįžo mano gotiškos idėjos, mintys. Nežinau, ar iš to kažkas gausis, norėčiau visai, kad gautųsi, kad ir tiesiog pianino versija, bet senai kažką tokio buvau sukūręs, tai labai norėčiau kažką išgimdyti iš to. Galite pasitraukt, mums reikia sušokti.